Tai mes užsiemame fototurizmu, teikiame apgyvendinimo paslaugas, įvairius žygius susijusius su fototurizmu bei įvairias fotosesijas. Fototurizmo paslaugoje mes esame realiai tai vieninteliai ir inovatyvūs Lietuvoje, nes turime visą paslaugą, kuri vadinasi turizmo iki tekstūros. Tam tikrų momentų, kada turistai pas mumis fotografuoja jiem patinkančius objektus Kauno rajone, mes juos įamžinam, galima tai pasakyti, maikutėse, fotoknygose, darome kalendorius ir mūsų vienas iš pagrindinių fokusų yra skatinti turizmą Kauno rajone ir tuo pačiu turėti, nors daugelis turi telefonus, bet dažniausiai mes tuos visus kadrus pamirštame ir juos kažkur tai paslepiame, dingsta telefonai ir jų nebelieka. Todėl mes labai akcentuojam, kad tos kadrus reikia kažkaip įsiamžinti, tai būna labai fainos dovanos saviem artimiem žmonėm, bet ir patiems savo. Tai yra prisiminimo knygos, kurios gali būti ir skaitmeninės, ir gyvai sukurtos. Jeigu taip iš tikrųjų, tai visas apskritai projektas yra susijęs su tuo, kad turėtumėm gerą laiką, gerą vaibą, žmonių kolektyvas, kuris gali atvažiuoti ir patirti nuotykį nuo Kauno rajono vienos dalies iki Kauno rajono kitos dalies ir tame pačiame turėti išliekamąją vertę, tai yra kažką tokio, kas jiem yra patinkamo pagal mūsų pasiūlomą tinklelį ir jie tiesiog tą išsirenka. Mes labai daug apskritai sužinojame ne apie kitus, nes kaip ir apie šeimos narius, bet ir apskritai apie tai, kad jeigu tu planavai vieną, pasikeitė galbūt kažkas, tai 80%, kažkas 50% kita linkme ir tu supranti, kad mes vis galim daugiau ir daugiau. Kada nedarai, reiškia, nieko nepasieks ir nieko nebus. Tai nežinau, kaip Gerdai pačiai irgi kaip tau atrodo, mes šitą projektą dar į pabaigą įdinėjom, dar iki galo nepasidarė, bet vis kažką bedarant, vis mintis plečiasi. Taip, ir visą laiką svarbu nepasiduoti ir pasitikėti savimi.